kūryba nuopelnais pasauliui. Tai pradėkime nuo sąvokos žydai. Tai yra semitų tauta. Žydais taip pat vadinami ir judaizmo išpažinėjai. Žydų tauta pačių žydų būna suprantama šiek tiek skirtingai nei kitos tautos, nes yra susijusi ir su tikinčiųjų bendruomenės idėja ir tauta labiau reiškia tai, kad žydai esą vieno moterų palikuonys. Taigi, kas yra litvakai? Vardas taikomas visiems žydams iki Antro pasaulinio karo gyvenusiems regione, kuris pietuose tęsiasi nuo Borisko ir Pinsko miestų, o šiaurėje apėmė dabartinės Lietuvos teritoriją. Esminis jo bruožas čia paplitusi lietuviškoji ištarmė. Tai ir žydų kultūra. Žydų kultūra sudėtinga, bet ir labai vientisa. Svarbiausia vieta tenka religijai, tautiškumui ir istoriškumui. Na, o dabar aš norėčiau paminėti iš pradžių kilusį žydą, menininką ir pedagogą Borisą Šacą, kuris paliko ryškų kūrybinį pėdsaką Prancūzijoje, Bulgarijoje, o ypač Izraelyje, kur taip pat yra vadinamas meno tėvu. Tai Borisas Šacas yra kilęs iš religinės žydų šeimos ir tėvai norėjo jo prisitaravimą. Tačiau studijos ješivoje pasirodė esančios ne jam. Ir apie šį laikotarpį menininkas savo autobiografijoje rašė taip. Kad ir kiek mėginau negalvoti apie dalykus, kurie skatino daryti nuodėmes, jie ateidavo į mano mintis. Tada aš pradėjau piešti ir mėgti žmonių portretus. Ir šiandien juose randu įdomiausios medžiagos mano. Ir taigi su šiais savo žodžiais jis metė mokslus, nutraukė savo santykius su tėvais ir nusprendė studijuoti tapybą ir skulptūrą. Iš pradžių tai darė Vilniuje, o paskui persikėlė į Varšuvą, kurioje pirmenybę teikė skulptūroms ir tuo pačiu išgarsėjo savo skulptūra Hendel, vaizduojančias karmeluotą žydų elgetą, kuris buvo stumdomas vaikų. Aš dirbau su pranašo ir menininko, kuriančia savo pirmąją visą sielą užpildantį darbo aistrą. Troškau parodyti elgetos, alkio ir šalčio važiuojamą žmonių elgesų sužeistą žydo sielą, gyvos būtybės žmogaus sielą, kurią slepia juokingi žydos karmalai. Taip skulptūros gimimą apibūdino jos autorius. Paskui 1895 metais gyvenimo vingiai nukreipė jaunąjį menininką į Bulgariją, kur gavus Bulgarijos princo Ferdinando pakvietimą, Borisas Šacas tapo valdovo dvaro skulptoriumi. Darbas Bulgarijoje neliko nepastebėtas, nes 1900 metais jam buvo įteiktas aukso medalis už skulptūrą pagyvenusios moters biustas. Sionistinio kongreso metu jis iškėlė mintį kurti žydų amatų ir meno mokyklą, o šį savo projektą iš dalies įgyvendino 1906 metais, įsteigdamas pirmąjį meno centrą Jeruzalėje, vėliau pavadintą Bezalel. Nuo to laiko centro veikla tapo vienu svarbiausių Boriso Šaco užsiėmimų, tačiau 1929 metais centras Bezalel buvo priverstas nutraukti savo veiklą dėl jį iškilusių finansinių sunkumų. Borisas stengiasi dėl to nenuleisti rankų ir išvyko JAV, tačiau tai buvo jo paskutinė kelionė, kurioje jis mirė. Ir jo kūnas buvo pargabentas į Jeruzalę ir palaidotas Alyvų kalne. Nors Boriso Šaco įkurta mokykla per 110 veiklos metų patyrė tiek nuostolių, tiek pakilimų, šiandien kaip pasauliniu lygiu pripažįstama akademinė institucija, kurioje menus ir dizainą studijuoja daugiau nei 2000 studentų. Bezalel mokyklai kurta drąsios Boriso Šaco vizijos ir ištikimybės sionistiniams idealams dėka. Ilgainiui tapo tikra menininkų kalvė, Izraeliui padovanojusi ne vieną pasaulinio garso menininką. Ir besidedant šiuo menininku, man buvo labai malonu sužinoti, jog 2016 metais valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre buvo atidaryta tarptautinė medalių paroda skirta būtent Boriso atminimui. Ir ši paroda taip pat buvo pristatyta Sofijoje ir Jeruzalėje, atidarymo vakarės viršelis sujungė tarptautiniais teletiltais. Kėmai išmokė mane žvelgti į gyvenimą lietuvio akimis ir neužmiršti, kad esu žydas. Tame aš žmogus ir rašytojas, paprastas ir sudėtingas, aiškus ir prieštaringas, kaip ir tos dvigubos šaknys, maitinančios mane. Taip kalbėjo žydų kilmės prozininkas bei scenaristas Isakas Meras, kuris gimė 1934 metais
rudenį Kelmėje. Jį nuo pat mažens lydėjo siaubas, nes vos 7 metų sulaukęs Isakas meras buvo jį sukrėtusi tokia žinia, kad jo tėvai buvo sušaudyti. Ir merą išgelbėjo ir užaugino žemaičių valstiečių šeima. Isakas meras baigė mokslus Kauno Politechnikos institute ir įsidarbino inžinieriumi. Kaip rašytojas meras debiutavo 1960 metais su knyga Geltonas lopas. Lietuvoje išleido dar 5 savo kūrinius. Meras išvažiavo gyventi į Izraelį ir po metų ten Isakas meras buvo pripažintas ir jam buvo paskirta Izraelio valstybės tuometinio prezidento Zalmaro Šazaro literatūrinė premija, taip pat kaip ir tarptautinė atminimo, pagarbos ir meistriškumo holokausto literatūrinė premija. Nuo to laiko rašytojas gavo ypač daug premijų ir netgi buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Rašytojas po ilgos ligos mirė 2014 metais, eidamas 80-uosius metus Izraelyje. Taigi, daugelio Icchoko Mero rašytų knygų tematika siejama su skaudžiais žydų išgyvenimais vokiečių okupacijos metu. Nenuostabu, nes tai paveikė jo gyvenimą ir pasaulėžiūrą. Dar Lietuvoje parašytose ir išleistose kūriniuose Icchokas Meras nesistengė atkurti tikrų įvykių, remiantis ypatingu konkretumu ir struktūrizuotumu. Jam kaip visą holokaustą siaubą išgyvenusiam rašytojui svarbu duoti tų siaubų apibendrintą vaizdą, kuris išryškintų jų prasmę ir esmę. Icchoko Mero kūrinių herojai dažniausiai neturi išskirtinių individualių bruožų, kadangi jam nėra svarbios detalės. Jam svarbus bendras tam tikrą jausmą ir emocijas sukeliantis vaizdas. Mero kūryboje taip pat dažnai pastebimi pasakų, baladžių ar net fantastinių apsakymų motyvai, jo kūrinius paverčiantis dar labiau intriguojančiais. Lietuvoje turime per 10 Icchoko Mero kūrinių – apsakymų, romanų, kino scenarijų, kūrinių vaikams. Galima tik stebėtis gausa ir įvairovė kūrybos paplitimu plačiajame pasaulyje. Savo autobiografijoje Icchokas Meras rašo: didžiuojuos, kad tokiu būdu man tenka garbė atstovauti lietuvių literatūrai svetur. Ir skaidrėje galite matyti citatą iš Icchoko Mero parašyto romano Lygiosios trunka akimirką. Tai jeigu nežinai, aš tau pasakysiu. Viskas yra loterija. Šachmatai loterija, pasaulis loterija ir tavo gyvenimas loterija. Taip kalbėjo jos sukurtas personažas Šogeris. Taigi dabar norėčiau trumpai pristatyti dar vieną nuostabią asmenybę, tai Izraelis Lempertas, istorikas, sociologas, profesorius. Izraelis Lempertas gimė 1925 metais Mašijose. 1940 metais jis baigė šią mūsų Žygių Merkelio Račkausko gimnaziją. Jis dalyvavo antrajame pasaulinėme kare, taip pat baigė Vilniaus universitetą, kur vėliau dėstė daugiau nei 40 metų. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, jis tyrinėjo Lietuvos žydų kultūrą ir istoriją, dėstė Jidiš institute. Izraelis Lempertas paskelbė apie 40 mokslinių darbų Lietuvoje, Izraelyje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur, o 2005 metais išleido knygą Litvakai. Rašydamas knygą, profesorius tarsi beldėsi į lietuvių sąmonę, bandydamas grąžinti atmintį apie gyvenusius bendrapiliečius žydus. Taigi, Izraelis Lempertas – inteligentiškumo etalonas, išprusęs, kuklus ir liūdnomis akimis, traukęs aplink save visus, su kuo bendravo. Laimingi žmonės, kuriems teko su juo padirbėti. Jis stengiasi pristatyti lietuviams ir pasauliui unikalų, turtingą litvakų pasaulį su ryškiomis asmenybėmis ir reikšmingais kultūros bei mokslo atradimais. Ir šio pasaulio gyvybingumas Lietuvoje po holokausto blėsto. Profesorius Lempertas taip pat kalbėjo apie tautų santykius, tebeslegiančius stereotipus, suformuotus praeities kančių. Taigi, Žemaitijos žydų istorija yra tyrinėta palyginus menkai, todėl plačiau pristatydama Izraelį Lempertą remsiuosi
2014 metais, sausio 20 dieną jam skirtų susitikimu. Tai cituoju, šalia jo jausdavau žydų kultūros pulsavimą. Kalbėjo Vilniaus universiteto istorikė Jurgita Verbickienė, dirbusi su Izraelio Lembertu drauge ir pažinusi jo veiklos akademinę pusę, bei patarinėjusi jam, kaip visuomeniai pristatyti vieną ar kitą mokslinį darbą. Dėmesys žydų institucijoms tai buvo mokslininko akademinis variklis. Taip pat Simas Levinas, pirmasis Vilniaus žydų mokyklos direktorius, prisimena Izraelį Lembertą kaip žmogų, su kuriuo bendraudamas jis suvokė, kad yra tikras žydas ir jo paragintas grįžo darbuotis į bendruomenę. Simonas Gurevičius, prisiminęs Izraelį Lembertą ir jo parašytą žydų bendruomenės strategiją, cituoju, užlieja šiluma, mes jį vadinom vizija. Pasak Simono Gurevičius, bendruomenės vykdomojo direktorius, svarbu gilintis ir suprasti viską, ką parašė didis savo išmintimi Izraelis Lembertas. Lara Lembertienė, kalbėdama apie nepamirštamus pokalbius su Izraeliu Lembertu, kuris mokėsi visą gyvenimą, prisimenė vienus žodžius. Išminčius yra tas, kuris mokosi iš kiekvieno žmogaus. Izraeliui Lembertui neturėjo reikšmės amžius ar terapija, jo archyvai neišsemiami, sakė jos tvarkiusi Lara Lembertienė. Nejaučiu, kad jo nėra. Toks pilnas ir supantis pasaulis. Na, apibendrindamas greitai pasakysime, kad šie faktai paliko didelę ir labai svarbią žymę žemaitijos ir be abejo Lietuvos istorijoje ir kultūroje. Jų kūriniai ne tik garsino mūsų tautą visame pasaulyje, o prisidėjo prie vertybių bei išsilavinimo pamatų statymo. Džiugu, jog ir šiandien rengiamos konferencijos, diskusijos ir kiti įvairūs renginiai susiję su žydų kultūra. Jie mums neleidžia pamiršti ir primena pamoko apie litvakų nuopelnų istoriją. Ačiū už. Taip jau gavosi. Lembertu pradėjom, Lembertu pabaigėm. Ar aš galėčiau, ar taip jau galvojam, ar ne? Dabar mano 10 minučių, bet aš nepasdirbu, Dieve, bet aš noriu pasakyti, kad šiandien labai kukliai sėdi dar vienas garsus žmogus. Ai, būtumėt pristai, o man kaip širdis skauda. Gerbiamas Eugenijus Bunka. Ir aš noriu, tai rašytojas, žurnalistas, kraštotyrininkas, Jakobo Bunkos labdaros fondo valdybos pirmininkas. Ar taip pasakiau, nežinau. Ką pavadinsite? Nepagadinsite. Ir žinot, ir taip, ir išplungęs. Ir žinot, kartais aš noriu pasakyti, kad kai pamoką vedam vaikam, dažnai žiūrim į priekį, kad šiek tiek kažko sudominti, ar ne? Ir kažką, kad ta veikla nepasibaigtų šiandieninę konferenciją. Tai gerbiamas Eugenijau, jūs atvažiavote šiandien su macais. Jais pavaišysime konferencijos dalyvius, bet aš noriu pasakyti, noriu 2 sakinių, 3 sakinių, ar kiek jūs pasakysit, bet keletą žodžių su pažadu atvykti į kitą konferenciją ir jūsų, žinau, irgi yra puikus pranešimas apie žymius Lietuvos žydus. Ar teisingai žinau? Didelė dėko, kad pats sužinojau, ką esu garas. Bet vis, man rodos, ką man reikia išlyst parakot, kad bent kiti sužinot, ką buvo Žemaitijų. Apleikton, man babun Domicelė sakydavo, galėjom rokautis 3 dainas į pakaitį, ir vis taip nabaisi. Tai apie čia, galėjom rokautis 3 dainas į pakaitį, apleiktų žmonės, kad garsina Lietuvą, kad kovoja už tą Lietuvą. Ir tų istorijų yra ir linksmų, ir tragiškų. O aš galvojau, kad šiandien vis tai pasakysit, kur nors aplei Ralfą Steinmaną. Dar bus galimybė. Dar bus galimybė. Žmogus yra, dabar nematsaila, atėjo su mama ir kėlė iš Sėdos, o mums pats yra Nobelio premijos laureats. Vienas iš tik tą iškelių, kad Rims Nobelio premijai suteikta yra po mirties. Čia veikinis.
daug gal pasakot. Reikšmėški pažįstu, katras Australijoje gyvena. Ir Bazilis Šūras. Ano dėdė Karla Kunz, turtingas žmogus, bet jis turėdavo pomėgį su dviratį važinėtis po Australiją. Vieną rytą jis atvažiavo, ano nailėda į restoraną, dėl to, kad jis buvo, su sportinės drabužės. Ach, jūs rupūš, sako. Jis nupirk ton viešbutį, ton administratorių išdėlmavo. Ką man patirti? Sakau, nuo tokių linksmų istorijų iki tragedijų. Mes galim čia ropotis, bet jau ko gero bus atskira tema. Aš na atsargę, čia skailau, kad reikia dar vienas dar nuvaduosiu. Jau viskas susirinko, tu viskom buvau atvežęs. Mykolas Karčiauskis. Patį geriausią eilėraštį apie žemaičius jį parašęs Mykolas Karčiauskis. Taip įvadėtas žemaičius. Ir jis sako, kad žemaitę nesvečius į pirštą į sabėdį įsikėšė. Sakau, dėl ko? O dėl to karonkas užimtas, biko neša. Taip ir aš. Biko atnešiaus. Bet dar toks lygu į pažads, na atsargę pasakiau, bet aš misliu, kad niek neišės. Dėl to, kad jau, atsimenu, kažkur konferencijoje irgi siūliau, bet nieko neišėjo. Dabar tas pats pasiūlyti. Konferencijas leidžia. Tol, kol jūs stovi. Ko čia buvo? Vėl toks žemaitis pasakė ant cirko. Čia pašnekėjau, čia į palek. Kokia iš to nauda? Bet jeigu jūs surinktumėt į vieną krūvą konferencijas medžią, aš negarantuoju, kad visi pranešimai. Bet tai, kad torto išleistų muziejų ir tęsti. Anus galėtų parašyti, aš jau parašysiu, kartais suredagauti ir pamėgintumėm išspausdinti brošiūrą, kada man lėktų. Tai dalykas lėktų ir kitiems, kad reikia nebuvo ir kad paliktų dar į ateitį. Ir išves. Tas, ko šimtėlė čia šnekėjo, mums tur viskas tas atėjo ir sustojo to veikti. Taip neturėtų būti. Turėtų keliauti toliau. Keliauti pas kitus žmonės, suvienyti galbūt kitus protus. Vat Židikų. Su vardas pavardė. Aš klausaus, aš paveik visko ten žinau, dar to kelis dokumentus iš Židikų. Galėčiau duoti. Aš veizu į nuotrauką ton šitą, kur yra. Čia, kur ta nuotrauka. Ta nuotrauka buvo pasirodys kelis iki čia. Čia ir reitau. Taip, kad bendro Dievo pramintumėm kažką padaryti. Bet pagrindinis dalykas. Pamėginkit surinkti visko. Ir pridauti. O pasistengsime, kad sugrįžtų pasėlis. Jau kaip brošiūrėlį, kad galėtume pasakyti, kaip anglas sako, Emona Pers buvau tam tyrai. Ačiū Jums labai. Tikrai ačiū gerbiamas Eugenijau. Tai didelė garbė. Šiandien šilta diena. Ar ne? Nežinau, kaip Ingrida jūs pasakysit, ateisit gal pas mane, kartu apibendrinsim. Bet žinot, šiandien vėl žodis apibendrinsim, bendrumas, bendrystė, bendruomenė, bendra tiesiog vyrojo ore. Tai dar kartą galima pasakyti, kad vis tik tai bendruomenė yra didelė jėga. Bendrumas, mūsų pačių ieškojimai, mūsų dabar bendra kalba, nors esame iš skirtingų Lietuvos vietų ir iš Kauno. Tai va, ir labai dėkoju visiems.
aš tai galvoju, kad tokių susitikimų reikia. Reikia tokių teminių popiečių, pabendravimo, prisilietimo prie kitos kultūros. Ir aš galvoju, tada geriau pažįsti ir savo. Aš noriu truputį rimtai, o truputį nelabai. Gerai, jūs Bet pradėsiu nuo rimtai, nes sako, geriau nuo rimto. Iš tikrųjų, galvoju, kad kiekvienoj konferencijoje arba kiekvienam seminare, kiekvienoj paskaitoj vis tiek išgirsti kažką tokio, ko gyvenime nesigirdėjęs ir tai yra normalu ir natūralu, nes mes niekada nežinosim visko. Ir kažkas man yra sakė, kad jeigu žmonės pasako, kad aš žinau viską, tai su tuo žmogum net neverta bendrauti, nes reiškia, jam viskas jau tikrai, reiškia, jau yra riba prieita. Tai kažkada perskaičiau tokį sakinį, kad jeigu per dieną išgirdai vieną protingą mintį arba vieną protingą sakinį, tai diena yra labai gera. Išgirdau labai įdomių dalykų ir dabar apie tą rimtąją dalį tiesiog kokius pasiūlymus mokytojams, mokiniams, kurių dar čia yra. Bet pirmiausia, tai mokytojams šitą lenkiu prieš jūs savo ryžą dažytą galvą. Tikrai, todėl, kad pati dirbau mokytoją 20 metų, tai paskui likimas susiklostė, kad kartu darbus tempti komisijoje ir nebegalėjau mokykloje patempti. Bet iš tikrųjų, todėl, kad jūs darot labai daug dalykų. Ir tai yra nepamatuojama nei pinigais, nei jokiais kitais įvertinimais, nei jokiam padėkom, nei pažymėjimais. Bet tai yra labai daug. Todėl, kad dažniausiai žmonės dega iš vidaus. Ir kaip sakė lietuvių kalbos mokytojas su Marcelos paminklų tvarkymu, sako, tai yra tiesiog, tai tiesiog kaip poreikis, tai yra, kažkam yra poreikis. Tai kokie būtų mano dabar rimti tie pastebėjimai, jūs kaip norite, tiesiog tai pasiūlymas, o jūs ar priimsit ar nepriimsit, bet jeigu priimsit ir galvosit, kad jūs norit dar pasišnekėti, parašykit visą laiką, bet kada pas Silvą, pas Astą, pas Alvydą yra mano kontaktai, tai yra ingrida.vilkienė@lrv.lt ir ant mūsų galų gale jūsų pakučių yra komisija @lrv.lt ir šituo paštu vis tiek atkeliauja į mano paštą. Kokie yra pamąstymai? Vienas pamąstymas apie kapinių sutvarkymą. Nemažai žmonių kalbėjo. Ne taip senai girdėjau iš vienos ponios iš Vilniaus žydų bendruomenės, kuris sakė, niekas Lietuvoje netvarko kapinių ir taip toliau. Tvarko kapines. Ir mes turim nemažą tolerancijos centrų tinklą ir patys mokytojai su mokiniais eina sutvarko ir žydų kapinės senasias ir ten, kur buvo masinių žudynių vietos. Ne tik savivaldybės, bet kartais tai yra pati iniciatyva iš mokyklos. Žmonės, jeigu darot šitą darbą, atsiųskit mums informaciją, nereikia ataskaitų, atsiųskit 1-2 nuotraukas. Atsiųskit šitą tik tai kelis sakinius. Tokia mokykla ten ir ten ėjo, sutvarkė ir taip toliau. Kodėl? Mes padarysim sklaidą. Mes tiesiogiai bendradarbiavom su Užsienio reikalų ministerija, kurie prašo, informuokit, nes jie po to žinią perduoda į Lietuvos ambasadą Izraelyje. Mes tiesiog, jūs esate Lietuvos ambasadoriai gerąją prasme, jūs darot gerus darbus, bet apie juos reikia, aš žinau, aš labai nemėgstu ataskaitų rašyti ar dar kažko, bet kartais užtenka 3 sakinių. Aš pažadu, kad mes pasiūsim toliau. Toliau, jeigu matot, kad yra apleistos ten kapinės, tai turit galimybę, tikrai sutvarkykit. Nes kai kažkas ten sakė, taigi ne mūsų čia kapinės. Sakau, daug kas yra ne mūsų. Bet kita vertus, čia yra mūsų žydai. Bet jų neliko. Jeigu jų būtų likę miestuose ir miesteliuose, tai patys sutvarkytų tas kapinės. Tai vienas dalykas. Bet paviešinkit tikrai, mes su malonumu jūs taip pat paviešinsim ir jūsų gerus darbus. Toliau dar vienas yra dalykas. Mes turėjom tokį dar apie planą, čia aš pasižymėjau žydikai. Jūs tiesiog rodėte keli savo prezentacijose, kur yra planai, pavyzdžiui. Tiesiog miestelio planas, ir ant jo sužymėta, kur buvo žydų ten namai, kur buvo kokios parduotuvės, sinagoga ar ten mokykla ir taip toliau. Jeigu jūs turite tokius planus, jūs nepatingėkit tiesiog bendradarbiauti su vietos muziejais, padaryti ekskursijų maršrutus, apie ką kalbėjo Rasa ir aš esu ne vienoje konferencijoje girdėjus iš mūsų mokytojų. Vis daugiau žydų iš Izraelio, iš Pietų Afrikos Respublikos, iš Amerikos atvažiuoja čia į Lietuvą ieškoti savo šaknų. Anūkai, proanūkiai, kurių kažkada gal tenai tėvai, seneliai, proseneliai išvažiavo iš Lietuvos dar per emigraciją prieš Antrą pasaulinį karą. Jie atvažiuoja ieškoti žydiško paveldo. Jūs padarysit gerą dalyką į ateitį, kas iš tikrųjų tai yra išliekamoji vertė, nes jūs tą informaciją valdot. Tiesiog truputėlį susisteminus, kaip Eugenijus sakė, iš tikrųjų tai galima po to, netgi dabar yra tam tikrų jau lietuvių susidomėjimas. Važiuoja per miestus, miestelius ir kur ten buvo kas ir tiesiog susipažinti. Jūs darot labai gerą darbą, bet kad jis neliktų tik tai mokyklos kokiam archyve,
Tai reikia irgi, nežinau, galim net ir puslapį tiesiog įdėti atskirą skiltį ir irgi, kad žmonės įeitų. Nes pas mus puslapis lietuvių anglų kalba ir kartais būna užsieniečiai rašo šitą, ar yra tokia informacija angliškai. Tai net galim trumpai mes išversti ir įdėti. Todėl, kad vis dėlto vėl mes reklamuojam jūs, jūsų vietovės, jūsų miestelius. Ir dar vienas paskutinis mano pastebėjimas dėl vardų ir pavardžių. Šiandien ir direktorė Asta ir Silva minėjo tokią instituciją Jad Vašemą. Tai yra Izraelyje yra esantis tarptautinis holokausto tyrimų centras, muziejus, kartu ir mokykla, į kurį suvažiuoja mokytojai, švietimo darbuotojai iš viso pasaulio, tiesiog studijuoti apie holokaustą, kaip reikia tą temą pristatyti Izraelį, kaip ją galima pristatyti kitose šalyse. Mūsų institucija bendradarbiauja su šita institucija jau 15 metų, gal daugiau net. Ir mes kiekvienais metais atrenkam tam tikrą mokytojų grupę ir vežam į stažuotės. Dėl to, tiek Asta, tiek Silva minėjo, kad sako, kai mes buvom Izraelio ir taip toliau. Bet yra kitas dalykas. Šita institucija renka vardus nužudytų Europoje žydų. Mes žinom tą skaičių, kad yra 6 milijonai žmonių, bet jie yra surinkę virš 4 milijonų vardų. Tokiuose mažuose miesteliuose, kaip jūs šiandien minėjot, žydikai ar viekšniai, ar sedas, sakykime, šitie žmonės tai dažniausiai buvo surinkti į vieną krūvą, nuvaryti į duobes ir viskas. Ir kažkur tai liko telefonų knygose, liko kažkokiuose gal ten archyvose, bet didžiąją dalimi tai buvo visos šeimos. Ir net vaikai, pavyzdžiui, nei jų nei vardų, nei pavardžių niekas nežino, nes jie buvo nuėjo tiesiog kaip vaikai su ta visa šeima. Jeigu jūs turite tokį sąrašą, kad kažką ten radot, surašykite tą sąrašą, pavyzdžiui, tenai, nežinau, kokia nors tenai, bet Jofelio kokia šeima, ir jeigu dar kažkas yra senų žmonių, kas atsimena, kad buvo 3 vaikai ar 4 vaikai, kurių vardai tokie ir tokie, o jisai buvo toks ir toks, jūs atsiųskite tuos sąrašus mums. Aš atsiųskite net lietuvių kalbą, aš išversiu į anglų kalbą, nusiųsiu Jad Vašemą, kad jie patikrintų. Ar jie duomenų bazai turi, kad šitie žmonės buvo nužudyti? Nes jūs prisidėsite prie labai daug dalykų. Mes 2012 metais buvom per mokyklas pasiūlyti tokį projektą. Mokytojai, kurie atsiuntė sąrašus, mes nusiuntėm, aišku, kad iš tokios mokyklos, toks mokytojas su mokiniais. Jad Vašemas tikrina ir sakė, atrado apie 500 naujų vardų ir pavardžių, kurie jie neturėjo savo bazai. Po to, aišku, po poros metų jie paruošė padėkas ir atsiuntė iš Izraelio šitiems mokytojams padėkas. Ta prasme, sako, mes negalime atsiųsti mokslininkų, kurie Lietuvoje susitiktų su senais žmonėmis ir tas pavardes ar vardus surastų. Jeigu galit, padarykite dar tuos dalykus. Jeigu kartuosios pavardės, jie tiesiog pasitikrins. Čia yra tie, kurie nužudyti. Juos domina tas, kas žuvo Lietuvoje. Reiškia, kurie neturėjo, emigravo, ar spėjo pabėgti, ar spėjo pasitraukti, arba buvo išgelbėti. Juos domina tie. Ir aš galvoju vėl, mes prisidėsim prie pasaulinės atminties išsaugojimo, nes Lietuva tai nėra užmirštas kraštas. Jis yra labai svarbus ir kada kalbam apie žydų istoriją, yra labai svarbus, nebereikalo. Vilnius buvo, Šiaurės Jeruzalė, nebereikalo Amerikoje nuvažiavus. Kartais nežinau, kur yra Lietuva, bet jeigu sutinki žydai ir pasakai, kad iš Lietuvos, sako, iš Gaono žemės. Tai reiškia, tam tikrą prasme žino. Tai vėl, jeigu galit, darykite, tai nėra finansiškai kaip apmokamas dalykas, bet jeigu jūs ir taip renkat informaciją, jie pasidalinkit, mes toliau viešinsim. Mes neprisimsim laurų jums, nes faktas tas, kad mes to dalyko nežinom ir nepadarysim, bet su jumis kartu galim paviešinti daugiau. Tai čia toksai būtų. O dabar apie tą linksmą dalį, kurią noriu pasakyti. Kai atsistojo Eugenijus kalbėti, jisai pradėjo kalbėti žemaitiškai, bet man reikėjo truputį, nes mano pusrutuliai turbūt kaip to kairiarankio irgi perdaryto sovietmečiu, žinot, kai kairiarankio negalėjo būti, tai jie visų dešinę rašyti. Ir sakau visą laiką, kai kairiarankis pradeda dešinę rašyti, tai vis tiek tas protas tai taip vaikšto. Ir taip visą gyvenimą jis ir vaikšto. Tai aš kelias minutes turėjau galvoti, ką Eugenijus sako, paskui supratau, po kiek laiko. Tai žinokit, prieš 2 metus Silva atsiunčia į konferenciją Ariovalai sausio 27 parodyti, kokį padarė filmą, įrašė vienos senos moteriškės pasakojimą apie žydus. Sako, pažiūrėkite, Ingrida, ar tiks tas filmas konferencijai parodyti kaip projektą? Aš jį pažiūriu, nieko nesuprantu. Antrą kartą pažiūriu, nieko nesuprantu. Kalba lyg lietuviškai, bet kalba tai ne lietuviška. Ir aš supratau, kad jeigu ta senąją žemaičių kalba žmogus kalba, tu suprasti nieko negali. Ir aš tada sakau Silvai, tas filmas tiktų, bet jūs turite padaryti lietuviškus filmus. Aš jums tik tai linkiu, nepraraskit savo identitetą, tai yra taip gražu,
Tai yra taip gražu. Vis tiek kažką supranti, Eugenijau, bet tai yra taip gražu ir taip gražu, kad jį žemaičiuoja. Tai yra super tiesiog. O dabar... Pala. Čia tik prašyčiau neįžeidinė. Čia labai gražu. Aš žemaičiuoju tada, kada kalbu lietuviškai. O žemaitiškai aš šneku. O ne žemaičiuoju. Rokovį. Paaiškinsim. Nežino, atleiskite. Nežino, suprantat, nu... Kamžu tam žusytėms, yra. Nu, iš to, žinot, iš to Jurbarko vis tiek kilimo, tai yra nelabai ten. Iš Žemaitės. Nei vakarų aukštaičiai, nei žemaičiai. Žemaitė. Žinau, kad Karnavyžiai esam. Asta, čia jūs, kad rašytumėt dar daugiau, užrašytumėt visas istorijas, o jeigu ko nespėsit, kad jūsų kolegos ir jūsų bendraminčiai mokytojai užrašytų. Ačiū Jums nuo mūsų institucijos, jūsų tolerancijos centrui, kad daro tokius renginius. Jie reikalingi visiems mums, visi mes praturtėjom. Likę keli žemėlapiai, jeigu visi jau gavo, tai tiesiog tada tegu lieka mokyklai, atvažiuoja svečių, nes yra vis tiek ir paaiškinimai, ir jidiš kalba, ir lietuvių kalba. Ir jeigu kas iš mokinių negavo, tai tada čia mūsų yra institucijos išleistas lipdukas. Mes sakome, ne sovietų okupacijai, ne nacių okupacijai, ne agėjai, kad daugiau niekas nesikartoja, o kad nesikartotų dalinai priklauso ir nuo mūsų. Gerai, jeigu negausi. Apsikeisim mažom dovanėlėm. Brangieji ir jums atsiminimo iš tų žemaičių žemės, Vilnių ir Kauną, tos abiem mūsų lektoriams. Ačiū tikrai už Ačiū labai. Ačiū visiems iš tikrųjų už tą nuostabą mokytoją. Aš atiduosiu pažymėjimus. Gal nepakviesti. Jūratė. Atiduosiu taip, reikia. Gal dar mato kas nors pasivaišyti? Patiko. Aš šiandien jums be dovanų. Nori žemėlapį, prašau. Tikrai. Žurnalisto autografą. Žurnalisto autografą nori. Kristi, gausi Ir aš žinau, kad tenai silpa. atvažiuoti į namus. Gal mato, dar nori pasivaišyti, kad nežinau, pavaišyti. Sugadinau.
pasiūlykite mums ką nors čia parašyti. Aš manau, kad čia yra pranešimus, aš atsinešiu flešą, sukelsim, kad turėtų gerai, nes čia prašė paskui dar padalinti kažką.